Sukūriau puslapį šiandien prieš pusvalandį. Labas, aš Algirdas ir paprastai darau labai greitus pranešimus. Čia va šitus raudonus pridėjau, kur šviečia, tai tada čia buvo jau prieš kurį laiką pristačiau tokį robotuką, parodysiu šį dabar ekrane. O jeigu kas nepastebėjo, tai dar parodysiu, nes man labai gražu. Va, buvau tokį pristatęs robotuką, norėjau padaryti autonominį, nesigavo, tada padariau su pultu ir truputį pažaidėm ir jis tada stovėjo man pašoniai pusmetį kambarį prie kojų, labai draugiškai jis ten stovėjo ir manęs klausė, bet nieko nedarė. Tai tada šią vasarą reikėjo tokiam vienam renginiui ką nors paruošti ir aš nusprendžiau iš to robotuko padaryti aparatą, su kuriuo galima vežti žmogų. Ant šito robotuko važinėjo vaikai ir ten jiems skaudžiai baigdavosi, jie vis nuslyzdavo, nukrisdavo, kur nors virsdavo, tai reikėjo biškai padidinti platformą, aš dar norėjau, kad suaugusi pavežtų ir dar miške. Tada turim ten lazerį, parodys Darius po to ir sakiau, 6 mm faneros išsipjausiu geresnę platformą ir tada nueinu, 6 mm faneros nėra, tada parašiau 5 laiškus, kur reikia pirkti faneros, nes visiems jos norisi, labai gerai konstruojasi 6 mm faneros. Pasirodo, kad nuo praeitų metų 3 kartus jį pabrango ir mano projektas žlugo. Tada aš sakiau, čia ko nors prikabinėsiu, pridarysiu ant to robotuko ir gal vis tiek pavešiu žmogų miške, kaip nors gal man pavyks. Ir tada mano skausmus išgirdo Darius ir sako, gal mes kaip nors kitaip padarytum. Galim. Ir tada šitą robotuką visą išardėm. Tiesa, buvo prieš tai dar mažesnė istorija, gerai papasakosiu. O šį čia, matot, čia aš tokią lentą pridėjau, tada iškišau tokį vamzdį, ant to vamzdžio uždėjau tokį ratą ir padariau ne 4 ratukų, ant 3 ir sakiau, biškai lengviau vairuosis. Ir tada sakiau, uždėsiu čia kėdę. Toks vienas iš mūsų narys čia atnešė kėdę ir sakė, neturiu ką su ja veikti, ten buvo sportinė Subaru Impreza kėdė, tokia visai šauni. Ir aš sakiau, ją čia uždėsiu. Ir bus labai fainai. Tada išbandžiau lauke, kad su tais ratukais man jis nevažiuoja. Ant tos kėdės užsilipus, ten viską su virvėm surišau ir supratau, kad nevažiuoja ant pievos. Uždėjau didesnius ratukus, čia tų pas mus ratų, jeigu ką, yra daug. Ir tada buvo jau visai neblogai, bet mano šita konstrukcija sulūžo per pirmą bandymą, kur aš čia buvau užkabinęs, gaila neturiu nuotraukos dabar. Na, tai šitoj vietoj man pasiūlė padėti daryti metalinę konstrukciją ir mes tada iš šito vargšo robotuko paėmėm tik tai Raspberry su konfiguracija valdyti su PlayStation pultu, o visą kitą perdarėm. Ir gavosi tokia kėdė, apie ją dar truputį ką nors pasakysiu. Čia tas renginys, kuriam jis turėjo važiuoti, čia dūmai mūsų, kitas projektas ir čia tavo kėdė. Tai va tokia kėdė, čia baterija, čia 2 ratukai ir čia ratukas. Ir kai aš nelabai su metalu draugauju, tai man Darius sakė, kaip padaryti, kad tas ratas suktųsi. Ten mes paėmėm elektrinį tokį hub drivinį ratą, riedžio, iš jo išėmėm visus vidurius, pakeitėm guolius, kad būtų vienodo diametro, išsitekinau šitą vamsdelį, kad įkišti tarp guolių ir truputį išlystų, užkabinom už tokio kreivai išlenkto laikiklio ir jau buvo ratas, kuris sukasi, bet tas laikiklis toks kaip yra, tai jis dar turi aplink savo ašį kažkaip suktis, kad vairuoti išeitų. Tai šita dalis mane labai gąsdino ir Darius ten kažką padarė, jisai ten vakare su tekinimo staklėm preciziškai ištekino 2 tokius strypus, žinot. Bet taip ištekino, kad, kai jos įkiši vieną į kitą, tai gaunas toksai pokšt garsas. Ir paskui, jeigu ten būna biškai per daug šitų garų, tai net nebesulenda. Žodžiu, reikia pavalyti švariai ir tada pokšt. Jeigu tepalą įdedi, dar ten irgi labai mažai, ne per daug, nes irgi užsikimš. Tai taip jis padarė ir buvo labai šaunus ratukas. Ja, tai pasidarėm tokią kėdę ir galim pažiūrėti, kaip važiuoja. Šitą filmuką aš pats nemačiau dar. Ne, čia Giedrius. Čia irgi Mekešteis abeje aparatas stovi šalia kito žmogelio projektas. Tai prašom, yra ratukų, padėsim. Mes 4 bandėm daugiausiai, 6 dar nebandėm. Jo, tai šitos kėdės džiaugsmas yra tas, kad kitas valdo tave. Įsėdi, kažkam duodi pultą ir tada pasitikėjimo toks žaidimas galėtų būti. Bet visi pasitikėjo, nesigavo šito iššūkio, nesigavo, jo išbandymo nesigavo. Tiesiog visi sėdo ir važiavo labai kažkaip drąsiai. Ir buvo vairuojami. Jo, tai miške buvo linksma, kad žodžiu, pirmiausia, čia darėm paskutinės naktis iki renginio ir tada jau prieš paskutinę naktį aš jau ten buvo viskas surinkta pirmą kartą ir sakiau, išbandysiu. Įsinešiau į lauką, įsėdau, spaudžiu gazą ir labai maloniai važiuoja, iki galo gazą spaudžiu, dar greičiau važiuoja. Tada atleidžiu, stabdo, regeneracija nuostabu ir tada spaudžiu atgal visų galingumus važiuoti, kai važiuoju į priekį. Ir tada pasigirdo didelis pokšt už nugaros ir pasmirdo ir sudegė bordas, kontroleris. Tai čia pasirausiau, radau dar vieną kontrolerį ir jį pakeičiau, jau buvo rytas ir aš nežinojau, ar jis man miške veiks ar ne. Bet tada apribojau galią iki 13 amperų vienam ratui ir
aš sakiau, bus gal gerai, bet miške pavežė tik vaikus, nu arba, kaip sakėme, iki 50 kg, iki 60. Šiaip tai pavežė, bet iš šonus nesisukinėjo. Tada padidinau galią iki 15 amperų ratui. Jau po vieno vakaro žaidimų, kai jau sakiau, nu jau pažaidėm, dabar galim rizikuoti. Ir tada jau truputį geriau buvo ir su vaikais darėm ten tokias karuselės. Apie 20 vaikų pavėžinau. Tada trečią dieną sakiau, nu va jau viskas atsipirko, jau negaila, dabar 17 amperų ratų. Nu ir tada jau visi ir kojas laužėmės, ir brozdinamės ir taip toliau ir buvo be galo linksma. Tai. Ir prieš važiuojant, va, tas kartingo autorius, kur ten matė, toksai buvo vieną filmukę kartingas, o čia stovėjo šone, tai sako, nu tai mano kartingas sulūžo, tavo kėdė dar važiuoja, kaip fainai. Tada atsisėdo vienas toks dėdė ant tos kėdės pavažiuoti ir žiūriu, nebevažiuoja. Tai užstrigo tas precizinis ratukas, kur darė pokšt, ten įkrito smėlio kruopelytę ir nebesisuk. Va, čia Facebook'e kažkas pasidalino. Self-driving death chair. O paskui čia yra tas precizinis rankų darbo dalykas, kur sukasi ratas ir jį išlaisvina, pataisė ir jį vėl turėtų važiuoti. Jeigu labai nelis ir norėsite, šiandien galėsim pabandyti. Ir jeigu veiks, nes seniai netestuoti. Ir po to, jeigu įdomu, galėsiu ir parodyti, kas ten per daiktas ten stovi kažkur.